turim klientų sąrašus, laikas išeiti į realų gyvenimą ir pradedam ieškoti potencialių klientų. Tai mūsų eksportuotojų Lietuvoje mes klientų ieškome visais įmanomais etiškais, legaliais būdais. Laiškų nesiuntinėjam, nes paprastai labai žemas konversijos santykis, pagrinde skambučiai. Skambinam, ieškom, nustatom reikalingus asmenis ir tariamės pirmam susitikimui, taip pat dirbam su socialiniam medijom, pasitelkiam dirbtinį intelektą. Na ir čia viską lemia mano paruošta 8 pokalbio žingsnių strategija, kai nustatome, kur yra klientas, kur jisai nori nueiti ir taip strategiškai keliaujam iki kol susitariam kitą žingsnį. Be abejo, su klientu suderinam KPI'sus, kad žinoti, ko abi pusės iš kito tikėtis, kiek mes tų skambučių atliksim ir pateikiam statistiką, kiek buvo sėkmingų, o kiek nepraėjom ir pateikiam, ką mes planuojam skambinti, su kuo kalbėti pačiu artimiausiu metu.